Tobulybė pasiekiama ne tada, kai nebėra ką pridėti, o tada, kai nebėra ko atsisakyti. Šiandien mūsų laidoje Ainis Jankauskas, web tinklapių kūrėjas, programuotojas. Tai šioje laidoje mes dar neturėjom, kas kuria tinklapius ir turi tokios įdomios patirties, kurią pasidalins Ainis. Tai šitoje vietoje, Aini, tavo pirmas ir klausimas iš tikrųjų. Ar galima webą kurtis pačiam? Tai sveiki visi. Pradžią pasitaisysiu, nesu programuotojas. Ką? Esu vartotojų patirties ir konversijų ekspertas. Save taip jau pavadinau per daugiau nei 20 metų patirtį. Tai aš pradėjau kaip web dizaineris ir daviau iki to, kas įtakoja pardavimus, užklausas ir rezultatus. Dėl puslapio, ar pats gali susikurti? Taip gali. Techniškai tai tikrai įmanoma, tas buvo įmanoma turbūt nuo 2020, nuo 2006, tarkim Wix ar ten Squarespace ar kitos platformos, kai atsirado. Tai, bet esmė gal klausimas netoks turėtų būti, ar galima, bet ką jis duos, kai tu jį susikursi. Nes turėti, tai daug prasmės nėra. Turim karštų naujienų. Marketingo legendos turi naują partnerį. Omnisend naujienaiškis galite šiuo metu naudotis iki 30% pigiau visus 3 mėnesius. Taip kad griebkite šį pasiūlymą, kol jis dar galioja, video prašymo apačioje. Nes matai, aš iškart prie tos temos, kadangi peršoku prie tokių klausimų, kur atrodo jau, apie tinklapius jau čia, kaip ir, ne naujiena tinklapis, ne apskritai, bet vis tiek rinkoje yra labai daug tų tinklapių visokiausių pasiūlymų, kaip jos kurtis, ar ne, kaip ir tu minėjai, ten Wixai, Squarespace'ai ir WordPress'as, mes čia prisiklausom hostingero, visokiausių pasiūlymų, irgi vis reklamas pamatom, kur man turėk susikurti tinklapį ant to, tai koks skirtumas, ne, atrodo, dar Joomla tokį atsimenu, žinai, kai dar WordPress'o laikais, kai dar nebuvo to hostingero, kaip pavyzdys, ar ne, kai dar Squarespace'ai nebuvo tokie labai žinomi, arba Wixai nebuvo tiek ištobulinę savo sistemos, ar ne, bet ir kiekvienas tas tiekėjas turi savo, sakykime, tų privalumų, ar ne, bet kai vartotojas, kai tu pasižiūri svetainę, atrodo, yra tik tai 2 tipai svetainių. Arba kažkokia tai asmeninė svetainė, prekinio ženklo, ar ne, vizitinė kortelė, kaip vadinkim tai paprastai, arba shopas. Atrodo, tik tai 2 variantai, bet pasiūlymų yra belia kokių. Daug. Tai gal tada, nežinau, pavyzdį, kuo tada jie skiriasi, kokios jie suteikia pranašumus, tos platformos, ką jie siūlo. Tai galima apibendrinti visos tos puslapių kūrimo platformos, kur pats gali susikurti, neturėdamas jokių ten techninių žinių ar neypatingų. Tai ateityje, jeigu išsiplės verslas, prasidės problemas su sekimu, trekinimu ar ne, galbūt atsiskaitimo, priėmimų platformom, suterinamumais ar panašiai. Ir jeigu renkėsi, šiai dienai Joomlas, aš neįsivaizduoju, kas rinktis galėtų, bet tais laikais pamenu ir pats dar kurdavau, kad ir nesu programuotas ar ne, bet per tiek metų praėjau viską, kadangi esu žingeidus žmogus, tai iki šiol vis dar nenustoju domėtis naujom technologijom ir panašiai, tai nuo dizaino daėjau ir iki pilno sukūrimo ar ne puslapio. Ir, kaip sakant, viską išnagrinėjau. Tai šiai dienai, nebereikalo, turbūt WordPress'as yra viena populiariausių platformų, nes suteikia didžiausią lankstumą. Aišku, ką išmanai su tuo kurie, gali sakyti, kad tas geriausias. Bet čia reiktų pradžią atsižvelgti į puslapio užduotį, tikslą ir tik tada nuspręs, kokią tą platformą pasirinkti. Noriu pasidalinti su jumis savo sukurtų produktų. Tai yra dalykas, kurį aš kūriau savo vaikams. Tai yra dar kol kas, kol turėjau vieną vaiką, dukrą, visą laiką ieškodavau, ką jai perskaityti prieš miegą. Ir taip gimė ši idėja sukurti lietuviškos pasakos komiksą, kuris būtų populiaria animacija, tokia kaip žiūri vaikai, taip kaip mėgsta vaikai žiūrėti. Ir manau, kad tai yra naudinga, todėl kad lietuviškos pasakos išsiskiria tuo, kad juose yra pasakojamas moralas. Mūsų tauta išliko ir liko stipri dėl to, kad turėjo ypatingą stiprų mokymo pagrindą nuo pat vaikystės. Todėl pasakos yra
pagrindas visuomeniai augti ir būti stipria, moraliai brandi ir dora. Komiksas Laumė yra pirmasis komiksas, kurį aš ir išleidau. Šiuo metu sekantis komiksas yra planuojamas Eglės žalčių karalienė. Taip, tai yra labai stipri, labai svarbi pasaka mūsų kultūroje. Ir dar, tiesą sakant, rašau savo autorinę apie būtybės ir dievus, remiantis baltų mitologiją. O tai gerai, o jeigu taip iš kitos pusės pasižiūrėsim, jeigu, tarkim, yra vartotojas, kuris žino, supranta ir jau yra apsisprendęs, kad jam reikia tinklapio apskritai, tai tada kokio specialisto jam reikia ieškoti. Nes, žiūrėk, ką aš padariau, tarkim, tą klaidą sąmoningai, kurią daro visi. Programuotojas. Visiems atrodo, jeigu daro tinklapius, tai jis yra programuotojas. Tiesiog vienas žodis. Čia, žinai, kaip dabar yra dažnai videografom yra filmuotojas. Jeigu ten koks statybininkas, tai visi galvoja, kad jis su cemento maišais laksto, nors gali būti visai, žinai, kitos srities meistras ir gali ir neišmanyti kitos namo įkūrimo dalies, ar ne? Tai tada iš šitos perspektyvos pasižiūrim. Tai pas kurios, tarkim, kaip kvalifikacijos ar specializacijos jo specialistą reikia kreiptis, kai žinau, kad man reikia tinklą. Tai žmogus ar įmonė, kurią kreipiesi, ar jeigu įmonė turi turėti kelis specialistus ar ne, vis dar šiai dienai, nors ir dirbtinis intelektas vis labiau ima ar ne viršų, kaip čia pasakyti, Yeah. Labiau padeda, iš tikrųjų neima viršų. Tai turėtų būti, kas išmano ne šiaip dizainą ar grafinį dizainą, o būtent web dizainą, vartotojo patirtį, konversijas, tai tas UX, UI, CRO ar ne tokie trumpiniai. Ir aišku, programuotojas tada. Tai pradžiai, šiaip procesas tai prasideda nuo suplanavimo, kas bus, kaip bus, kur kokie elementai bus, vizualiai ar ne. Ir vartotojo kelionė, kad visa gautųsi sklandi, aiški ir jisai net nepajustų, kad jau žiūrėk ir nusipirko. Nes būna praktikų ir priešingų atveju, kad taip nori nusipirkti, o negali, nes niekaip neleidžia atsiskaityti ar ten nežinai, kur spausti. Tai turint visą tą pagrindą, vizualinį kelią, dizainą, taip apibendrinkim ar ne, tada jau sekantis etapas yra viso to suprogramavimas. Nes matai, tos platformos, kurios siūlo šabloninius tinklapius, ar ne, tai atrodo, kad toks vaizdas susidaro, kad kiekvienam vartotojui, visiems čia daugmaž to paties reikia. O kaip yra iš tikrųjų? Tai gal teko girdėti tokį pasakymą dėl universalių padangų, kas tinka, viskam tas netinka niekam, ar ne? Tai čia labai artimas dalykas. Kai tu pradedi verslo pradžiai, neturi biudžeto, finansų, tai labai gerai, tu pats pasidarai, kažką turi, kaip tu į ten atsivesi žmonės, kitas klausimas, bet bent jau turi ką parodyti, ar ne? Ar bent jau kontaktus tavo ras kažkaip, bent jau pasakysi nuorodą, adresą, puslapį, ar ne? O kai prasideda didelis rautas, reikalingas siekimas ar ne, konversijų, pirkimai, pristatymo visokie funkcionalumai arba iš viso kažkokie unikalūs sprendimai, konfiguratoriai ir panašus dalykai, tai tada jau šitos platformos kaip ir bejėgės. Tada automatiškai tas verslo savininkas keičia platformą, tuo pačiu gal ir specialistus ar ne pasirenka pagal tai, ir kuriasi jam pritaikytą sprendimą. Nes, žinai, čia dabar ties, kai visi pasitikė to dirbtiniu intelektu ir kai tas vibe kodinimas, aš vis maišau, code vibinimas, vibe kodinimas, žinai, tai visų pirma dar pabando ir pasivibe kodinti, nes tai yra lengvai prieinami įrankiai ar net į dirbtinio intelekto, dabar jeigu jau turi tenai tą subskripciją Gemini Pro, tai jau ten nueini Gemini Studio ar Antigravity ar ten Flow ar koks ten dar ten yra. Labai daug yra. Jo, daug yra įrankių ir jie visi prieinami visiems. Tai paėmė, atrodo, parašė, man reikia tinklapį, aš užsiemu to, parašė ten 3 sakinukus, 4 ir bum, turi, žinai, pavyzdį, ar ne, kaip gali atrodyti. Tai žmonės dažnai tais pavyzdžiais kaip ir pasitikė, nes vienas variantas yra nueiti į Vixas hosting ir ten Squarespace pažiūrėti šablonų, kitas dalykas dar yra pasivibkodinti. Nežiūrėjai, nelyginai, kaip ar skirtingai dirbtinis intelektas mato tai, ko reikia pagal to šablonus, kurie yra jau parašti ar ne. Nedarai tokio palyginimo. Ne, nedariau. Apskritai yra toks terminas AI slope, tai kad ir ką tu ten taip
grubiai tariant, ar ne, tam dirbtiniu intelektu rašysi, tu gausi plius minus vienodą rezultatą. Yra krūvos video turinio kūrėjų, kurie YouTube ar kitose platformose dalinasi, kaip jie super sukuria ten su video visokiais gražiais, bet tai grožis ir lieka grožio, o funkcijos tai dažnu atveju nėra, nes jeigu pastebėti, tai nėra net call to action, veiksmas skatinančių mygtukų. Tas pats Claude Design, kaip pristatė savo tą funkcionalumą, tai tame pristatomajam video net nebuvo call to action, kaip pavyzdys, tai kai tuo kasdieną gyveni, dirbi ir supranti, tai pastebi. Bet daugumai, kaip čia, žiūrovų ar ne, ar naudotojų turbūt atrodo, wow, kaip fainai. Bet tai tavo šito komentaro klausimas, tai kam tie sprendimai iš tikrųjų yra kūrimi, ar programuotojam, ar tiem, žinai, tie, kurie nori patys pasidaryti svetainę? Kam jie parduoda tada? Turi galvoje tie dirbtinio intelekto sukurti, ar funkcionalumai, ar tie puslapiai? Jeigu tu kaip specialistas pastebėjai, žinai, jau ten klaidą, šiaip kaip pagalvoju, žmogus nepirktum tada to sprendimo. Reiškia, čia galbūt tiesiog ne tau. Tai į ką jie tada orientuoti? Tai turbūt jau čia gal ne visai mūsų pokalbio tema, nes juk yra dirbtinio intelekto lenktynės, ar ne, kas kokį funkcionalumą, akcijų kainos ir visi kiti niuansai. Tai jie turi daryti funkcionalumus, kur paimtų kaip ir viską apriepto, tai ne tik prasidėjo nuo programavimo ar ne, o daėjo iki dizaino. Bet dizaino ribos irgi yra, kaip čia pasakyti, ribos yra. Jeigu tu tiesiog pasitikėsi aklai dirbtinio intelekto, tai tu turėsi tą, ką turi visi. Tai realiai niekom per daug nesiskiria nuo tų pačių Wixų ar kitų hosting ir page builderių paruoštų šablonų. Tai ten jie turi savo struktūrą, aišku, yra įvairūs skillsai, yra kitokios taisyklės, promptai, kažkas tais ar ne, kad pagerinti rezultatą, bet kad imtų žmogus ir pasidarytų tobulai atrodantį puslapį, tai okei, dar galima ar ne, kad jis atrodys gerai bent jau jam, nes dažniausiai reiktų puslapį darytis ne savo, ar ne, o tavo klientams, kad būtų aišku, patogu. O kas liečia jau tą veikimą, konversijų klausimą, tai apie tai niekas negalvoja. Dar aišku ir saugumo klausimą būtų galima. Aišku, jeigu HTML kažkokį tau parašė, tai saugumas 100% praktiškai, ar ne? Bet jeigu ten jau kažkokie atsiranda funkcionalumai kaip pirkimai, atsiskaitimai, klientų duomenų rinkimai, tai nieksgi nesigilina, kaip reiktų juos apsaugoti. Kaip ten tas AI parašė kodą. Dažnu atveju bent jau netolimoj praeity, kai apskritai šitas visas prasidėjo programėlių kūrimai, puslapių kūrimai, įvairių platformų ir taip toliau. Taigi visi džiaugiasi, kad tu gali parašyti ir tau sukuria. Ir veikia. Ir jau tu daliniesi, džiaugiesi, kad pavyzdžiui atviras API, OpenAI API raktas, tu gali jį pasimti ir naudoti to žmogaus tokenus savo tikslam, iš esmės, ar ne? Tai čia kaip ir didelė saugumo spraga, bet kol nenudegsi, tol nesužinosi, ar ne, kad tokie dalykai vyksta. Tai yra daug niuansų, kurių nežino, nes taip grubiai tariant, dirbtinis intelektas puslapių kūrime gali padėti kokiam, tarkim, 8%, ar ne, padaryti darbą, bet tas 20 liks mąstymo, žinių ir patirčių galbūt. Bet įdomu, nes tai gaunasi, jeigu aš, pavyzdžiui, jeigu jau apsisprendęs ten daryti savo tinklapį, tai vienas kelias, pavaip kodinti, ar ne, kitas kelias pasižiūrėti, tarkim, šablonius kažkokius tai pasiūlymus. Ir trečias, ko nepaminėjau prieš tai, galimai yra, kad tiesiog pasižiūrėti konkurentų. Tarkim, su to susijusio, kaip jie galbūt sprendžia. Bet aišku, kai dabar tas atsiranda to slopo, kaip tu sakai, ar ne, ir tame, kai tu pasižiūrė, kaip pat kiti yra susikūrę, tai gali matyti ir tos blogus pavyzdžius, kur jie patys nesupranta, kad yra blogas pavyzdys ir tu faktas, kad nesuprasi, nes jeigu yra kažkas kažką išleidę, paprastai mes žmonės priimam kaip jau paruoštą gerą pavyzdį, nors tas pavyzdys yra užprogramuota klaida. Tai, tai gerai, bet tarkim, jeigu, sakykim taip, dirbtinio intelekto, tarkim, sugeneruotas programinis kodas, ne HTML ir jis veikia. Ar jis apskritai yra matomas kažkaip kitaip, negu, tarkim, programuotojas sutvarkęs ir pastatęs ant WordPress'o? Turiu galvoje matomas kam? Matomas sistemoms, paieškos, teisingai, atsiprašau, nes konkretų, paieškos sistemom. Ar jis yra kaip nors kitaip reitinguojamas, nes tai dar yra toks SEO klausimas, ar ne, kurio mes iš viso nepalėtėm, nes kaip čia tik tai pridėsiu prie to pačio, kad ir
tas pats Viksas būdavo labai dažnai kritikuojamas dėl to, kad SEO nematomas. Nu, čia vėl, jeigu taip SEO temas ir potėmės, žinai, tai, bet tada atsiranda dabar dirbtinio intelekto kodai, kurie yra HTML kodas, ar ne? Nu, tai yra tik tai skiriasi, atrodo, kad žmogaus ir kompiuterio, žinai, sugeneruotas kodas. Bet o vis tiek, ar jis palieka kokį nors savo, žinai, štampą, kuris pralaidumo matomumo paieškos sistemą siekia įveiktų? Tai iš tos perspektyvos, tai nesvarbu, kas parašė kodą, svarbu, kad neprirašytų per daug. Nes tada atsiras didesnis svoris, tarkim, ilgiau krausus ir panašiai. Bet jeigu tu vėlgi naudoji dirbtinį intelektą sukurt puslapį, pats jis visą turinį sukuria, viską sukuria, bet ar tai paprastai parašęs, tai neoptimizuos to pačio techninio SEO, nesukurs schemos visos tos ar nestruktūrinių duomenų, nesukurs dažniausiai visų kitų SEO, techninio SEO elementų. Tiesiog tu turėsi puslapį, kuris atrodys kažkaip ar ne. Nu, dažnu atveju dukus įdės, bet vėliai struktūrinis duomenys jų neįtrauks. Tai iš esmės labai artimas sprendimas tam pačiam, kaip sakai, page builderiui. Jeigu tu nežinosi, kaip tas teksto rašytojas ar ne, vibe coderis, kad tokie dalykai yra, nu, tai tu tiek ir turėsi. Tai šitoj vietoj vėl gausi gražų HTML, tebū ne gražų ar ne, jisai bus pritaikytas, indeksuojamas galbūt, jeigu, aš net nežinau, iš tikrųjų, reiktų išbandyti, ar tiesiog paprastai parašys yra indeksuojama ar ne, nes mano praktikoje, kiek eksperimentavau, tai, nu, pats nurodai, ką darytų. Tiesiog, kad paruoštų visus struktūrinius duomenis, visą kitą ir panašiai. Tai va, aš galvoju, jeigu tu išmanai, ką tu rašai, tai tu surašysi teisingai ir galėtų tas, nu, kaip sakant, tai tada viską ir sudėlios, ar nesvarbu, ar tai žmogaus pilnai rašytos kodas, ar tai pažengusio prompterio surašyta, žinai, visos sąlygos, kad tas tinklapis dirbtų darbą taip, kaip turi dirbti, ne? Taip. Ok, tai gerai, o tai, žiūrėk, dabartis būna, kad žmonės sako, kad, tarkim, o ką matau tinklapį iš viso, jeigu yra SOS tinklai? Koks tavo atsakymas? Tai mano atsakymas, klausimas, kokio lygio tas verslas ar ne yra, tarkim, koks nors nuomonės formuotojas. Jisai turi pastatęs, imkim, milijoninį auditoriją ir, tarkim, kas, jeigu jisai tik tiek ir pasitikė, tarkim, to Instagramo ar ten TikTok ar panašiai, ir vieną dieną, tarkim, jo paskyra dingsta, tarkim, užblokuoja, nu ar nulaužia. Ir jisai neturi jokio, viskas jo verslas žlugęs, prasme. Iš vienos pusės, ar ne, tai mano nuomonė turėtų turėti kažkokį vis tiek bent jau landing page'ą, kuriame būtų kažkokia informacija apie jį ir panašiai. Nu, čia priklauso nuo tikslo vėl. Jeigu jo tikslas yra, nežinau, receptus kurt, tai teoriškai tu gali tos receptus paversti blog postus ir vis kažkokį organinį srautą gal generuos iš to, tarkim, ten, tipinė, Google ar kitur, į puslapį ir iš puslapį socialinius tinklus. Nu, bet mano mintis yra ta, kad tu statai namą nuomojamos žemės ir tu gali turėti namą pastatyti ant savo žemės. Tai mintis, kad jeigu tu turi puslapį, bent jau kažkokį ar nepriklausomai nuo tavo tikslų, tai tu turi savo tą žemę ar ne, o jeigu tu pasitikė tik ant tos nuomojamos, tai negali žinot, kada ją parduos ar dings ir panašiai. Ja, bet va čia įdomu kampą palėtį, nes tarkim, aš kai gan nemažai dirbu su ekspertinio turinio kūrėjais, tai aš jiem kaip tik rekomenduoju, turėkit savo tinklapį, jeigu dar neturit. Nes, nu, apskritai, tai kokius pagrindinius funkcijas apskritai tinklapis atlieka? Tai visų pirma ir tas matomumas, ar ne, tai yra tas pats SEO, nes nepamirškim, kad žmonės vis dažniau naudojasi dirbtinio intelekto paieška, kuriam reikia, kad tave indeksuotų ne tik socialinių tinklų erdvėje, bet apskritai ieško tinklapio. Ko pirmą tada ieško? Nu, tas dirbtinio intelekto paieška. Tai ko gero, kad tinklapio, ar ne? Nu, sunku pasakyti, nes, nu, nėra tokios viešos informacijos, kaip jis ten veikia, kokie ten tie kriterijai. Kas tikrai aišku, tai yra Google Business ar ne profilis, kuris turi turėti užpildymą pilną ar ne, arba kuo pilnesnį plus atsiliepimai ir kuo daugiau realiai turi būti vis tiek tavo vardo pavardės, brando, kažkur pavadinimu. Nu, tai iš to bendro konteksto supranta, kad tu reiškias turėtum būti matyti aukštesnėje pozicijoje negu kiti.
Nes jo labiau yra daug labai panašių vardų. Tai, tarsi tų pačių vardų pavardžių. Tai, žinai, tam dirbtiniam intelektui reikia identifikuoti, ar čia yra būtent tas žmogus. Ir ko gero, kuo mes daugiau turėsim tų sąlyčio taškų, tuo didesnis galbūt tavo bus matomumo reitingas iš vienos pusės. Aš tokią hipotezę, nes tikrai mes neturim tų, žinai, duomenų, bet aš turiu pavyzdžių, kur kartais to tinklapio taip, kaip ir neprireikia, bet žiūrint, su kuo tu konkuruoji. Sąlygos. Bet tinklapis, tai mano asmeniniu požiūriu, tai apskritai yra tas, kad dabar ypač, kai yra tendencija, kad tu ne followerius, ne prenumeratorius renki, o tavo tikslas yra sukurti bendruomenę. Tai ta bendruomenė labiausiai kuriasi, kad ir tie patys influenceriai, jeigu tu pažiūrėsi užsienio, tie, kurie kažką tai parduoda ar ne, jie bent jau turi nedidelį landing page, kur yra jų partnerių nuorodas. Taip, affiliate principas, ar ne? Affiliate principas, taip, bet kuriuo atveju, tavo pagrindiniai partneriai, tavo naujienlaiškų sistemos užkūrimas, kad tu galėtum toliau palaikyti komunikaciją jau subūręs bendruomenę, nesekėjus, o bendruomenę. Tai va čia šitoje vietoje dabar keičiasi šiek tiek ir labai gerą tų pavyzdį pasakai, kad taip, būna Instagramo, YouTube'o kanalą, Facebooką nulaužia arba uždaro pati sistema, nebūtinai net nereikia bijoti hakerių, būna, kad tave identifikuoja kaip ten kokį nors, nes pasileido dirbtinio intelekto, žinai, net nežinau čia kaip pavadinti, man tie, žinai, kaip AI inspektoriai, žinai, platformų Facebookas, pamatė, čia tavo, žinai, kenksmingas puslapis, buvo ir uždarė. Viskas, baigta. Tavo verslas, staiga pabudai ryte, pasižiūrėjai, nuėjai į dušą, grįžti nebėra. Tai šitoje vietoje tinklapį, sakau, tai tikrai reikėtų daryti. Bet tada mes turim žingsnius, kurias mes turim nusimatyti, tai kokie būtų pagrindiniai žingsniai, į ką reikia kreipti dėmesį, nuo ko pradėti. Nuo ko pradėti ką? Tarkim, man reikia tinklapio ir kokie yra taip baziniai, kur visiems yra bendri, tai klausimai, kuriuos aš turiu išspręsti, kad būtų tinklapio būtinai iki individualizavimo. Tai pradžiai tai tikslas, ar ne? Kokiu tikslu tavo reikia? Tai imkim, kaip ir pats paminėjai, yra du tipai, ar ne, paslaugų puslapis ir elektroninė parduotuvė. Tai elektroninė parduotuvė tikslas lengviau nustatomas, ar ne, taip kuo daugiau parduoti, ar ne, ir panašiai. Kas liečia paslaugų, ar ten, kad ir vieno kito produkto, kur, katalogo principas, ar ne, tai vėlgi viskas prasideda nuo to puslapio tikslo. Tai jeigu tavo tikslas yra tai pats gal iš taip mano praktikos asmeniniai, nors negalima jo nuvertinti, tiesiog prekinio ženklo patikimumo didinimas. Tai jis nėra prastas tikslas, bet ta prasme, tai jau bent tiek yra gerai irgi, tai prasme, kad turėtum tokį, nes jeigu tu ieškai kažkokio prekinio ženklo ir tu nieko nerandi, arba yra puslapių, kuriuose nėra nei rekvizitų, nei jokių kontaktų, tai jau kelia įtarimą, kad čia gali būti kažkoks skemas, apgaulė, ar ne. Tai jeigu planas, nuo ko pradėtum, tai nuo tikslo išsikelimo ir tada vis tiek kažkokio bazinio pasiruošimo, ar ne. Tai dažnu atveju mano praktikoje, tai mes padedam, tarkim, klientų ir neišsiaiškintos visus klausimus, retai klientas žino, ko nori, bet kiek teko susidurti, kad kai kažkas kitas būna kūręs, tai klientas, neturėdamas žinių ir kompetencijos, diktuoja programuotojai, vadinkim tada, ar ne, puslapio kūrėjų, kaip turi būti. Ir finale turbūt suprantam, kokį rezultatą gauna. Kažkokį? Kažkokį gauna, bet to pirminio tikslo jisai nekuria. Tarkim, jeigu tikslas parduoti, ar ne, tai tau sukuria elektroninę parduotuvę, pasirenka šabloną, kuris yra perkrautas viskuo, puslapis kraunasi lėtai, ten yra baziniai elementai iš to vartotojo patirties, tai tarkim, ateini produktą, yra pavadinimas, trumpas aprašymas ir mygtukas įdėti į krepšelį. Kaip ir iš pažiūros pakanka. Tai akivaizdu, kad ir tie puslapiai neturėtų kainuoti brangiai, kaip sakant, ar ne, nes toks terminas yra brangu, bet realiai čia turėtų būti kaip investicija, tai kad ir kiek įdėjai, tai turėtų sugrįžti, ar ne. Tai gaunasi, kad nesugrįžta net ir tai tampa išlaidom. O tai ten dar daug trūksta, pavyzdžiui, trūksta patikimumą simbolizuojančių elementų.
tada tų pačių techninio SEO, GEO, AEO visų ar ne dabar elementų ir taip toliau. Tai daug ko negauni, nes tu tiesiog nežinai. O jeigu tau ir nepasiūlo, tai tu ir neturi. Na, nes čia, žinai, jeigu taip žiūrint iš tos pusės, kad man reikia tinklapio, kaip ir galbūt ir žinau, ko aš noriu, bet dar, aišku, kai nesupranti, čia, žinai, kaip senais laikais, mokyklos laikais, kai matematikos mokytoja paklausdavo, žinai, mokinių, tai paklauskit manęs kokios nors klausimą. Kaip aš galiu paklausti kokio klausimo, kai aš, man tie skaičiai jau čia nesueina, tarkim, o aš dar sugalvoju turiu klausimą, kur yra visiškai ne mano, kai nežinai, ko klausti, ne, tai yra blogiausia. Bet vis tiek, tarkim, tu, kai su tinklapiais dirbi, ką tu gali pasakyti, kokia yra funkcija, kurią turi turėti visi? Tai galbūt ne tai, kad funkcija, bet atitik tam tikrus reikalavimus, kaip tarkim, ar net ten užsikrovimo greitis ne 20 sekundžių. Tada iškomunikuoti vertę, kai ateina, tarkim, ar ne į puslapį. Tai kaip ir standartas, ten iki 2-1,5 sekundės turėtų būti tas Google PageSpeed skaičiai. Aišku, būtų neprašal realybėj pasitikrinti, nes dažniausiai būna greičiau, aišku, o Google tas PageSpeedas sumažina greitį iki 4G arba lėtesnio, nes ne visi turi tokį gerą internetą, ar ne, kaip mes lietuviai. Na, taip. Tai ir vertės tas iškomunikavimas, ar ne, nes šiaip ateini puslapį ir parašyta, mes esam geriausia įmonė Lietuvoje, ar ne, ir daug pasigirimų, bet tai nei apie problemą pasako, kurią tu sprendi, nei kokią vertę siūlai. Tada veiksmas skatinantis tie patys mygtukai, ar ne, call to action vadiname. Tai jeigu tu apskritai turi tą lankytojo puslapio vesti iki rezultato, ta prasme tikslo, tai ar tai užpildyti užklausą, ar tai paskambinti, įvairius tie tikslai yra. Tai turi būti aišku, lengva ir intuityvu. Na, nes, sakykime, čia galima iš kitos pusės pasižiūrėti. Tarkim, iš tavo patirties, kokie labiausiai dalykai vartotojo užknisa svetainėje ją aplankius? Ko vengti labiausiai reikėtų? Tai vengti reikėtų, tarkim, muzikėlės, kuri groja iš karto atsidaręs puslapį. Klasika. Man klasika. Bet būna. Jau girdėta. Randi dar tokių? Vis mažiau. Nes mane asmeniškai, kas man labiausiai užknisdavo, pirmas, ta muzikėlė, bet jinai gal antroje vietoje, kas mane labiausiai užknisdavo, tai apie mus. Visi iš karto apie mus. Aš ne jūsų ieškau, aš savo sprendimo ieškau. Tai čia man asmeniškai. Ok, dar kokie dalykai? Tai praeitoj tavo laidoj klausiau, kad pop-upai labai tave, pavyzdžiui, ir dalį vartotojų, ar ne, bet iš esmės, žmogus, kur kalbėjo, ne, iš NFQ gerai pasakė, kad yra tų sprendimų būti akių lygyje, bet ne pop-upint yra ne vienas, ar ne, bet kad ir kiek būtų tokie sprendimai su tais pačiais pop-upais, kurie nervuoja, kiek aš mačiau statistikas, tai, jie veikia. Tai reiškia vis tiek žmogus, kad ir kaip jisai ten įveda tą mailą arba suka tuos laimės ratus ten ir panašiai. Ir taip prisirenka, tarkim, tų pačių naujienlaiškių. Sukt laimės ratą man patinka, ko aš tada nepaminėjau. Visai toks įdomu, kai yra interaktyvus kažkoks pop-upas, ne, kuris yra, kitaip, per žaismingumą, ne, per kažkokį tai kitokį priimą. Tai yra įdomu, jis tikrai motyvuoja, čia yra fainai. Bet tada Matas paminėjo, kad laikas. Ten yra labai gera ta formulė, žinai, kada tas pop-upas turi atsirasti. Tai, žinai, ta yra labai faina formulė. Ir po to aš pats, našau vis tiek ten puslapius ir panašiai kitus. Ir pastebėjau, kad tas pop-upas taip negreit atsirado. Ir taip galvoju, šitas tai tikrai manęs neužknisa, nes jis neatsirado iš karto. Jis mane, sudirgindavo tik tai tuo metu, jeigu iš karto atsirasdavo, nes aš dar tik tai kraunuosi, arba kaip tos DSP reklamytė, žinai. Atrodo, kas mūsų žiniasklaidos tinklapiuose dažnai ydingas dalykas, kad aš jau einu per straipsnį, jau skaitau ir užsikrovė reklama kita. Ir mane vėl persumė ir aš nebesuprantu, ar viršų ar ją pačią, nes aš scrollinu per telefoną. Tai čia iš mano asmeninės patirties. Tai gerai, o tada pratęs, kokie gal
kiti dalykai. Nu tai šiaip tai visą tą puslapį reiktų vis tiek projektuoti, kad neįkyrėti ar ne ir kad nuvest sklandžiai. Aišku, yra niuansų, jeigu nori tam tikrų papildomų rezultatų, tai tie patys pop-upai laikai, tai čia jau atskira ar ne tema, bet kaip ir susijus su puslapiais. Tai jeigu tokių pačių blogiausių patirčių, taip, šiaip gal dažniausiai pasitaikinti, aš pasakysiu, šitas muzikėlės retai jau šiai dienai pasitaiko, ar ne, pop-upai kaip ir pasitaiko, bet visi suprantam išjungiam, dar žmonės dažnai skundžiasi iš tikrųjų tais slapukų, tų sausainiukų pop-upais, bet čia jau kaip ir taip turi būti, ar ne? Čia jau įstatymas? Taip, jau čia įstatymas, tai žmonės gal priprato. Negirdėjau, kad skūstas ar ne, nors pasižiūrėjus, jeigu darom analizės ar ne vartotojo patirties, tai vis tiek yra Microsoft Clarity ar kiti panašus įrankiai, kurie gali įrašinėti sesijas ir tu matai žmogaus tą naršymą. Tai, matos, kaip ten spaudinėja, kad, žinai, nori išjungti, tikrai. Kad retas, kuris sutinka, bent iš tų paskutinių, dabar kaip tik vakar pasižiūrėjau projektų prieš šitą pokalbį, ar ne, kad turėt šviežios informacijos, tai kaip ir neuždeda varnelio ar neišsaugo. Nors jeigu tą padarytų, ar bent jau paspaustų, kad nedomino neiksiuką, tai jam daugiau nebeišlystų, bet nežino šito. Bet čia geras patarimas iš tikrųjų. Nes dar vienas dalykas su tais kukių pop-upais, tai jeigu aš parašau, kas man patinka, gerai, yra priimti, tada yra ar palikti pasirinkimus, ar ten sutikti tik su pasirinkimais ir tada atmesti visus. Ir tada tas iksiukas. Taip. Tai, bet jeigu, pavyzdžiui, būna, kad čia yra kaip ir pilni pasirinkimai, bet būna, kad priimti, atmesti ir jeigu, man atrodo, ar pasirinkti duoda, o ne atmesti visus ir tada dar iššoka langas ir tada man ten reikia praskrolinti. Tas jau, man atrodo, toks jau kaip ir gaišina mano laiką. Tai šitas yra, gero, man toks blogesnis variantas, nes man atrodo, kad kaip vartotojai, kad vis dar iš manęs kažko prašo. Tai paprastai žiūrėti reiktų ar net, arba taip, arba ne. Bet jeigu tą iksiuką spaudinėsi, tai priklauso vėliai nuo nustatymo, kiekvienas puslapio tas variantas su to pop-upu sausainiuku turi savo nustatymus, ar ne, tai kaip tas kūrėjas ar savininkas puslapio nustatė, taip ir yra. Bet dažnu atveju iksiukas vėl jį kitam po puslapio peršomą vėl tau jį išmes ir vėl tu turėsi kažką rinktis. Tai tiesiog, jeigu patarimas, tai arba nesutikit, arba sutikit, jeigu tas labai nervuoja, jeigu nenervuoja, tai toliau naudotis. Bet sakykime, ar to asmeninio požiūrio, ar tarkim, ar priimti su visais ten nustatymais yra blogai? Taip, tiesiog tu daugiau atiduodi duomenų ir tiek. Bet iš tam tikrą prasme, kaip ir aš duodu informaciją apie save, bet tai man pačiam kaip vartotojui duoda ir aiškumo, ką man siūlyti. Taip. O nesiūlyti beleką, nes aš jeigu visą laiką atmesiu, tai man visi siūlys viską ir aš būsiu dar piktesnis, taip atrodo. Tai čia teisingas mąstymas, taip ir bus, nes tada realiai tu labiau tau targetins tavo pomėgių ar ne, ar ten tavo tipo reklamas kažkokias. Kita vertus, galima naudoti ar ne ir naršyklės tam tikras, kurios tiesiog neseka nieko, nerenka ir kad ir ką ten spaus, net nesvarbu. Kurios čia, tarkim, būtų, jeigu mes jau turim skeptikų visiškai, kad nenori vis dėlto, tai apie kokias čia naršyklės tada? Tai populiariausia gal tokia žinoma, tai Brave būtų, kuri jau turėtų nerinkti jokių duomenų. Tai tada naudok tą įromą, ne? Naudok tą, pasidomėk dar kokių yra. Jeigu taip jau svarbu, tai greičiausiai tas žmogus žino, ar ne, ką naudotis. Tai o dabar jeigu grįžtant prie tų problemų, tai dažniausia problema yra apskritai kontaktų nebuvimas. Jeigu tu ateini puslapį vienokiais ar kitais kanalais, tau turbūt jau įdomu, tarkim, švok ar ne, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, koks nors mintis man pirma atėjo, kaip ir domintų, ir nerandu kaip paskambint, nerandu kaip parašyt, randu vėlgi tą pačią informaciją, daug bendrinių žodžių ir nieko konkretaus. Tai ką aš darau, išeinu. Ieškau kito, nes pasirinkimo tikrai yra sočiai. Tai reiškia, jeigu tu turi tokį sprendimą, tai automatiškai tu susilauki labai mažai užklausų, tai yra keli aspektai, arba tau net neįdomu, nes turi labai daug darbo,
arba kiti kažkokie niuansai, kurie... Nu ir tada galvoju, ką puslapis neveikia, čia tik leidžiu pinigus, moku už hostingą, dar tam programuotojui kartais sumoku, kai nulūžta tas puslapis. Ir neveikia, nu. Nu, nes, matai, tai dabartis, man asmeniškai, jeigu taip nueinu puslapį, ypač jeigu tai yra e-komercijos puslapis, kas mano patarimas būtų iš tikrųjų kitiem dėl patikimumo, tai rodykit savo rekvizitus įmonės. Nes aš tikrai, gaunasi, kad aš užtrunku ir aš pastebėjau, jeigu aš pamatau, kad, pavyzdžiui, ten UAB ar MB, nesvarbu, ar individuali veikla, koks man skirtumas, žinai, kaip tenai, žinai, bet tai man yra parodoma, kad tai yra oficiali svetainė, negu kad, pavyzdžiui, kaip kokiam Pinterest'e pilna ten tų reklamų, tinklapių, kurie ten klonai visiškai ir nėra nurodyta, kokia įmonė iš kokios ir pirkimo sąlygos turi eiti ieškoti ir net nerandu rekvizitų, aš gal tada, man čia parduoda vieną ar kitą ten, žinai, kažkokį tai skudurą, žinai, kaip pavyzdys, nes, taip ir gaunas, tu jau supyksti ant to, atrodo, tu gal kaip ir sudomėjai, bet o kas parduoda? Ir tu net nerandi jokio, bet jeigu Lietuvos vartotojas, ar ne, ir nuėjęs į lietuvišką verslą, lietuvių pardavėją, ar ne, tai būk geras žmogus, tai pasirašyk, žinai, kad ta svetainė priklauso MB ten ta. Tai duoda patikimumo ženklą labai stiprų. Mano požiūrį. Tai šitą aš prieš tai šiek tiek minėjau, lygiai tą patį. Ta prasme, jeigu nėra, tai ne visi ieško šiaip, aš žinau, kad iš asmeninės artimos aplinkos ar ne, kad ne visi pagalvoja, kad reikia ieškoti. Tarkim, jo segundo kaina dvigubai pigesnė negu rinkos, jie nuperka ir prekės negauna. Gerai, o jeigu aš, pavyzdžiui, tarkim, turiu produktą, kažką tai pardavinėjau, arba paslaugą, tarkim, labiau produktą iš tikrųjų. Bet yra dar visokiausios tos platformos, net Shopify, Lovable, šitie, sakykime, net, kaip čia pasakius, tie, kaip jis ten, Vintedas, Pigų.lt, yra platformos, kur galiu irgi savo prekę įdėti. Ar man yra naudinga save pozicionuoti ir tokio tipo, kaip e-komercijos platformose, kuriuose galiu įdėti, kaip katalogų principo, kaip jie dirba, ar ne. Tai savo prekę turiu, savo webą pardavinėjau, bet dar ir dėlioju tenai. Tai gal pataisysiu, Shopify'us, Vintedas, ten Pigų, ar kažkas neturėtų būti jungiama ar ne, nes... Aš čia biškai sumaišiau. Shopify Lovable yra platformos, kur gali susikurti savo shopus, o aš kalbu apie, norėjau labiau, pataisyti, kad yra Pigų.lt ir Vinted, ne? Ten, kur galiu dėti savo prekes, į tos kataloginius shopus, aš žinau, kaip Marketplace, lietuviškai nežinau, kaip vadinu. Marketplace, aš esu kataloginiais, vadinu, žinai, shopais, tai sakykime, ten dedu, bet ir turiu savo e-komercijos puslapį. Tai ar taip derinti yra praktiška iš principo? Kadangi šičia klausimas tiesiogiai susijęs su to verslo savininko strategija, planais ar panašiai, tai nebent galiu pasidalinti iš asmeninės klientų patirties ar ne, kad tie, kas pakankamai neblogai prekiauja tose tavo minėtose platformose, jie nori turėti savo dėl maržos, nes ten nemažai suvalgo būtent tos platformos mokestis. Taip. Tai tas, kas, tarkim, užsiema didmeninę prekybą kažkokiu tai produktu, jie ten, tarkim, į tas platformos idėją kaip ir puikiai parduoda, tada mato, kad parduoda, reiškia, reikia kurti savo shopą, kadangi galės parduoti už savo kainą, kuri galės būti šiek tiek gal ir žemesnė arba artima Pigų, bet vis tiek ir jie užsidirbs daugiau, vadinkim. Taip. Tai nebent toks aspektas. Ne, tai čia labai gerai ir atsakei, nes čia matai, mes kalbame, jeigu apie strategiją, ar ne, aš jau noriu iš vienos pusės, bet mano tikslas yra sumotyvuoti, kurti svetaines, nes aš esu tiesiog to šalininkas, žinai, nes čia yra labai svarbus aspektas. Taigi mums svarbus yra pelningumas, nes pelnas mums leidžia daugiau galimybių investuoti į mūsų verslo plėtrą. Čia vėlgi,
mano požiūris, aš galbūt važinėsiu su Nissanu, o ne iš karto pirksiu Porsche, aš galbūt labiau investuosiu toliau verslo vystymą, kad man tas Porsche būtų nebrangus. Na, čia mano požiūris, aš taip apie finansus įsivaizduoju, žinai. Bet šitoje vietoje va ir yra. Ok, tai su kuo tu dažniau susiduri? Ar su e-komercijos projektais, ar su įvaizdiniais tinklapiais? Su e-komercijos. E-komercijos. Katalogais. E-katalogas. Ne? Tai kas dabar trendina? Nu, tokio trendinimo labai priklauso nuo... Nėra galbūt. Buvo momentas, kai trendus diktavo Europos lėšų finansavimai tie ar ne, kad, pavyzdžiui, katalogams, plėtrai į užsienį parodoms, tarkim, tai tada labai diktavo katalogų augimas buvo didžiulis, nes tiesiog reikėjo taip ar ne. Visi norėjo pasidaryti, kad užsienį būtų randamesni, prieinamesni ir ne tik užsienį, aišku, Lietuvoje. Kai buvo tas finansavimas, tai dabar tiesiog iš asmeninės patirties ar ne, dabartinių klientų ir ateinančių klientų, tai elektroninės parduotuvės. O tai kas dabar elektroninės parduotuvės, jeigu aš noriu sukurti elektroninę parduotuvę, kokie pagrindiniai 3 dalykai, ką turiu būtinai joje teisingai sudėlioti? Tai jau šiame pokalbėje nekartą minėjom, tai tie 3 dalykai būtų. Tam tikrų dalykų aš dar iš tavęs noriu ištraukti. Bet, tai gal dar pavyks. Tai gerai, tai vėlgi patikimumas, aiškumas ar ne ir klientų nuvedimas, lengvas apsipirkimas. Bet tarkim apie tokius funkcionalumus kaip, sakykime, karuselė. Arba, pavyzdžiui, kiek tame headeryje turi būti ten, sakykime, tų mygtukų, arba ten, sakykime, kiek procentaliai turėtų užimti ten, tarkim, vizualos arba koks. Aš iš šitos pusės bandau tavęs ištraukti. Visiškai techninis. Visiškai techninis, va. Supratau. Tai ta karuselė, kaip suprantu, tu vadini tą slideshow, ar ne? Ja. Besikeičiančias nuotraukas. Tai jau daug metų atgal, galbūt 10 yra, ar ne, statistika, kad tai visiškai neveikia ir kad geriau dėti statinės. Bet daug dar vis. Net ne video, bet statinė, kažkojo tai pagrindinė fiša. Ne, video kaip ir dažniausiai ir nebuvo, ar ne? Dabar gal galima miksuoti su... Tai buvo, nes labai fainai verslų savininkam buvo tą video įsidėti. Bet ar į to puslapio lankytojui buvo patogu, ar jis ten sėdėdavo ir žiūrėdavo tą video po tekstą, ant viršaus dar tekstą, kuris būdavo užrašytas. Tai čia gal buvo toks pirmo įspūdžio sprendimas, bet jeigu vėlgi reiktų apgalvoti, tai jeigu e-shopas ar ne, visas rautas kreipiamas į kategorijas arba produktus, tai tas įvaizdinis, vadinamas pagrindinis puslapis gali būti kaip ir gal ir sto video, jeigu jis nesveria labai daug ir panašiai, yra visokie tarpiniai sprendimai, kad užvedus, tarkim, pelę ant produkto kortelės, ten juda kažkas. Bet tai vėlgi, didžioji srauto dalis ateina per mobilius įrenginius, tai nebent padarysi, kad paspaudus scrollinti tau rodys, bet tai yra, nelabai praktiška. Tai dažniausiai viskas šiek tiek paprastėja. Tai tas pirmas įspūdis, kurį darai, ten, tarkim, programuoji, jisai kainuoja, ar ne, ir panašiai, ar ten nufilmuota video ir panašiai. Tai video turinys puiku, jį kažkur galima panaudoti, bet kaip įvaizdinis toks dalykas labai priklauso nuo, labai abstraktu, negali taip, žinai, konkrečiai atsakyti. Bet ką galiu konkrečiai, kad statinės paveikslėlis prieš bėgančią tą banerių, čia slideshow vadinamą, karuselę, tai laimi statinis, nes niekas nelaukia tų 3, 4 ar 5 sekundžių antros, kol ateis. Tiesiog tu atsidarai, scrollini žemyn, žiūri, skanuoji puslapį, ieškai kažkotais. Arba iš vis tu jau ateini į kategoriją ar tai produktą ir net negrįžti pagrindinį niekados. Ten turėtų būti kažkoks pažadas, kažkoks iškas sprendimas, dažnu atveju, kurį pateikia, ne kažkoje. H1 su raktažodžiais ir panašiai. Ir paieškos sistema optimizuota ir tam žmogui, kuris ateina, kad jis suprastų, kad čia prekiaujam batais, o ne mes keičiam pasaulio ten, nežinau, ekosistemą, prekiaudami neoriginalią, negyvo, kaip čia pasakyti, dirbtinę odą. Jeigu daug prirašysi, tai nemanau, kad pagrindiniam puslapį, pagrindiniai hero vadinamoji sekcijai, tai būtų geras sprendimas. Tai va, o ką paminėjai, jeigu headerio tą juostą ar ne, ir ten tie pagrindiniai navigacijos meniu ir panašiai, tai vėlgi visą ta hierarchija ir struktūra atsiranda iš SEO, tų pačių svetainės medžio. Tai nėra šiaip sudedama, ar ne? Tiesiog apgalvota, kodėl, kas, kur, kaip turi būti.
Tai va, nes čia gerai. Ir tada, aišku, turim pasirūpinti pop-upų, kuris būtų, sakykime, įtraukiantis ar ne, tada šitą būtinai, nes mums reikia burti bendruomenę. Ne, mes jau per pokalbį, kaip sakant, tos tikslus išviešinom tie, kurie dabar yra, na, populiarūs ir jie veikiantis visur, ne? Ir gerai. O tarkim, ar savo svetainėje man reikia būtinai kurti turinį? Ten kaip būna blog postų sritis, nes tarkim ir e-komercija, ir individualūs puslapiai irgi būna, jų turi ir gali turėti, ar ne? Taip. Ar jį reikia turėti, ar jis toks yra, nu, nebent kai aš užaugsiu ir daugiau turėsiu ką papasakoti, nors šiaip, žinai, aš tikiu, kad visi turi ką papasakoti, ar didelis, ar mažas, kartais mažas netgi daugiau, bet nes, nu, didelis kalbės ten, jeigu visas didelis katalogas ar ne, tai turi, nežinau, ten turi būti arba labai super aktyvus, kas, nu, faktas, kad kainuoja, bet jeigu tu turi daugiau pasiūlymų prekių, tai kaip ir apsimoka. Nu, turi turėti tam tikrą roją, ar ne, turinio. Bet šitoje vietoje, tai ar reikia mums tokios sekcijos, ar jinai tokia užtenka sos tinkluose komunikuoti? Tai mano nuomonė reikia, bet dažnu atveju niekas neturi laiko, ar ne? Tai jeigu darysi, rašysi, tikrai yra palengvinimo ne šiais laikais, kaip galima tą turinį daryti, rašyti ar ne, jeigu rekomendacijos yra galbūt 100% EAS turinio nedėt, bet tai gali vis tiek bazę gauti, toliau kažkiek gal apsidaroti, to ekspertiško daugiau įdėti prieskonio, kas yra labai svarbus ar ne tam turinyje, ko pats EAS jau nelabai, gal ir kaip sugalvos, gal tau atrodys, kad sugalvoja, bet vis tiek yra unikalių dalykų, kur žino tas verslo savininkas ar ne, ir tas kaip ir svarbu. Tai iš esmės reikėtų tą daryti, nepaisant galbūt sąlygų. Jeigu nėra laiko, nu tai tada kaip ir šiek tiek atitolinė arba iš viso pašalinė galimybė tą organinį turinį per tos blogpostus generuoti. Nes, tai gerai, o pavyzdžiui, kaip su reklamų leidimu, sakykime, kai aš prieš tai minėjau, arba reklamų pozicionavimu, sakykime, aš paminėjau, kas mane, nu, kaip sakant, veikia man atmestinai ar ne, o tarkim, jeigu svetainė, aš žinau, ten kurios svetainės būna įsideda tas Google reklamas ir panašiai, ir vat jų išdėliojimo principai. Nu, sakykime, kokios... Google AdSense, ne, kurie prekiavo, nu kaip čia, užsidirba iš reklamos rodymo pas savo puslapį. Jo. Nu tai tokie dedasi ir ne, kurie turi srautą ir iš to galės uždirbti. Bet kaip jūs teisingai išdėlioti? Nu, aš šopę tai nedėsiu. Ne šopę, tarkim, čia gal šiek tiek peršokiniu, bet vis tiek, sakykime, bet yra iš vartotojo patirties, ne? Tarkim, yra informacinis puslapis, ar ne, aš generuoju srautą, nesvarbu, ar būčiau influenceris ar ne, bet man galbūt tai yra papildomas, žinai, uždarbis. Tai kaip man jį gerai pozicionuoti, kad man ir nepadarytų betvarkės mano tinklapį, ar ne, ir išlaikytų gerą patirtį. Tai vėlgi, tų reklamų, banerių ar net formatai dydžiai yra jau Google nurodyti. Tai tiesiog tu turi susidėti taip, kad atitiktų tą patogumą. Nepasakysiu, kad dėk į viršų, dėk į šoną, dėk per vidurį. Tai tiesiog pasiemi formatus, mano praktikoje daryčiau ar net, tai tiesiog nusiskrinčiotintum tą ir padėliotum dizaino prasme, ar ne, kur galėtų būti. Ir po to reiktų galbūt žiūrėti pagal spaudžiamumus, matomumus, kitus parametrus, kur padėti po to. Nes yra momentas, kur tu nori, kad būtų ar ne, ir kur galbūt daugiau naudos duos. Finansinės, tarkim, ar ne daugiau peržiūrų ar panašiai. Nebereikalo daugumoje naujienų portalų tipo puslapių yra pačiam viršuje ir ne šone, realiai visur. O jie tai ten visur deda ir per patį centrą, sakau, kas man labai, žinai, tarp pastraipų, žinai, ir dar po to užkrauna vėliau. Žinai, tai gal užkrauna vėliau dėl to interneto greičio? Čia kaip, kad, žinau, ko visokiausių būna. Būna, kad dar išsiskleidžia tarp straipsnių. Čia aš esu pastebėjęs įvairių, žinai. Arba tai yra susijęs su to, kad yra tam tikro, žinai, kaip
tam tikros temos nišiniai tinklalapiai, kurie, tarkim, nu, ar tai automobilių temos, žinai, ar tai ten būtų sporto temos, sveikatingumo, longevity, dažnai dar prisideda tas, žinai, populiarus, ar tai būtų maisto ir tokie informaciniai tinklapiai, ar ne, kurie vėlgi žaidžia per tą kartais ir ten clickbaitą ir panašiai tave atveda, bet tu kaip vartotojas, tu vis tiek, žinai, nu, būna, kad užeini, kad ir telefone, jeigu tu, va, ką mes dažnai minim su telefonu, tu, kai nuswipe, žinai, į dešinę, kairį pusę Google ir ten atsiranda to, žinai, naujienų puslapį ir ten įsiterpia visokiausiai. Bet tai čia tokie tinklapiai, na, jie yra teko su tokiais dirbti, kurti... Ne, iš tikrųjų. Arba pozicionuoti, galvoju, per tokius... Galiu pasakyti, kad jų tikslas yra užsidirbti pinigus atvedus srautą ir, tarkim, parodžius reklamą ar ne, tai jie ir daro taip. Nu, o jeigu tau nepatogu, tai tu vis tiek tą naujieną gal norėsi paskaityti ir skaitai. Nu tai paprastai tariant. O matyt, gal yra kažkoks, vadinkim, balansas. Bet daugeliu atveju aš manau, kad jis yra pasiektas. Nu, nieko naujo turbūt neišrasi. Yra pozicijos, yra dydžiai, yra tos vietos ar ne. Ir jos ir sudėtos. Kad ir kaip kitą kartą nervuotų, bet vat, kažkam jie veikia. Nu, žinai, visi pyksta ant reklamos, bet be reklamos nebūtų, nu, tos ekonomika nesisukta, ar ne? Bet aišku, mes visą laiką siekiame, nu, čia, nu, verslo, kaip sakant, vertybinio principo, žinai, priklauso, kaip nori daryti, žinai. Ar tu eini į tą pusę, kad kuo mažiau įsiutinti žmonės, žinai, nepykti, arba tiesiog man įdomu. Dedu viską, kas tik tai, žinai, bus ir po to tik tai garantuoju tą srautą, o kad pyksta manęs, nu tai gerai, reiškia, mini reiškia gyva, žinai, kaip sakai. Nu, iš tikrųjų, aš tai sakyčiau, kadangi asmeniškai nesu susidūręs su naujienų portalų vartotojo patirties ar ten hitmapais, ar sekimų apskritai tų sesijų ir panašiai, tai negaliu atsakyti, kodėl jie taip daro ar ne, ir kokią įtaką tai duoda tam vartotojo patirčiai, bet visais kitais atvejais tai siūlyčiau tiesiog prasitestuoti, ar ne yra tie įrankiai, kurie leidžia tą padaryti, ar ne, kurį paminėjau ne kartą, tas pats Microsoft Clarity arba Hotjar. Ir tada būtų galima matyti, kaip vartotojas reaguoja ir nuo to nuspręsti, į kurią pusę kaip kreipti. Tai lygiai tas pats ir ta pati elektroninė parduotuvė sukurta, kad ir geriausiam praktikom dabar, tai dažnu atveju klientai ir negalvoja, kad jau kaip ir nusukūriau ir baigta. Nu, ir jeigu veikia, nu tai ir viskas, bet iš tikrųjų tai ne, nes tobulinimui tikrai yra vietos. Tai vat stebinta vartotojo patirtį, kelionę, visus tos paspaudimus, ypač dabar dirbtinis intelektas, nuo kurio pradėjom, labai padeda gauti geras, tikslės analizės ir labai greitai, ko pasiekoje gali daryti greitus pokyčius ir taip, kaip sakant, susirinkti tą rezultatą greičiau. O tai kaip dirbtinio intelekto dabar tas poveikis apskritai keičia tinklapių kūrimo verslą? Tai geras klausimas. Tai iš tikrųjų... Pagaliau geras klausimas. Visi šiaip geri. Tai esmė, kad dabar labai kiekvienas gali kurti puslapius labiau nei bet kada. Tai ką reiškia, kad imkim iš esmės su template'ais ar kitokiais greitesniais būdais visada buvo galima tą daryti, pakankamai ilgą laiką, bet vis tiek reikėjo techninių žinių. Dabar imkim tai primityviai, tu parašai, klausimas kaip pahostinti tokį dar, ar ne, jeigu tiesiog tam Antigravity, Google imkim, ar ten Claude Code, ar kiti įrankiai. Codex dar, man rekomendavo. Cursor, Codex yra daugybė. Taip. V0, tam pilna, ir realiai visi daro plius tą patį, ar ne? Ja. Tik tai gal naudoja kitus modelius, bet rezultatas ar bendras aplinka irgi panašiai, galima sakyti, ar ne? Tai dabar galima susikurti, tarkim, naudojant, ką paminėjai iš tų gerai žinomų, ar ne? Dabar visi tie, kaip čia pasakyti, koja žengiant su dirbtinio intelekto visais atsiradimais, hostingo kompanijos irgi įdėgė, kad tu tai greičiau ir paprasčiau ten viską darytum ir pas juos hostintum, tai čia kaip ir lengva, ar ne? Bet jeigu tu turi savo kompiuterį, kaip tu tada kelsi tą serverį ten, tai paprastai, nebent esi pakankamai vėlgi žingeidus, tada klausi tą pačią dirbtinio intelekto žingsnis po žingsnio, duok man kaip ką padaryti ir pasidarysi. Bet kitu atveju,
grįžtant prie klausimo, tai dabar visi gali kurtis, taip apibendrinkim ar ne, reiškia, tų pigių, greitų puslapių daugės, reiškia, marža kris. Taip. Tai reiškia, tas, kas kūrė, o puslapius negražius tiesiog, o tuos, kurie funkciškai atlieka, generuoja užklausas, pardavimus, tas, kas turi kompetencijos, sekti ar ne rezultatą, tobulinti ir panašiai, tai tada kaina turėtų arba kilti, arba jie išliks. Bent jau kažkiek metų. O ta pirmoji kategorija, vadinkim, kur paminėjau, kad pigus greiti sprendimai, tai tiesiog jie sunyks gal iki nulio, aš taip galvoju, jeigu tikrai po to ten kelių bėgi, bet kas galės, pats verslo savininkas, kaip mes pokalbio pradžioje, jau dabar jis gali tą pasidaryti. Klausimas, kiek jam įdomu, kiek jis nori gaišti laiko tame, nes praktikoje, pavyzdžiui, automobilio remontą asmeniškai. Man AI-us padėjo pasidaryti tą remontą, bet aš užtrukau gal 6 valandas. Ar aš kartočiau? Ne. Tiesiog jau buvo vidury proceso, tai jau negalėjau vežti servisą ir palikti ar ne, kad sutvarkytų. Tai lygiai tas pats namų įrengime. Tai kai tu darai ne savo darbą, tu padarysi, jeigu tau įdomu, jeigu tu ten pasidomėjęs, visą kitą, gal turi kam paskambinti, paklausti, bet vėlgi, ar tu kartosi, nes savo asmeninį patirtį esu pasirinkimų padaręs, kur nekartočiau. Nes tiesiog yra paprašiau sumokėti pinigus žmogui, kuris padarys ir turbūt geriau ir vienu žodžiu greičiau. Ir nereiks nervuotis ir galvoti, ar taip ar naip. Nes puslapių temoje tai gaunasi vėlgi taip jeigu tu pasirinksi pigų greitą sprendimą, tai žinai, visi turbūt žino tą ratą, ar ne, ten iš 3 burbuliukų, kur nesueina pigus ir kokybiškas, kažkaip tai nekaip. Tai gaunasi... Greitis, kokybė, kaina. Taip, tai apsijungia 2, tai gaunasi, kad tu jį turėsi, tarkim, elektroninę parduotuvę, greitai pasileidė, ir dažnu atveju, tarkim, neperka. Kodėl neperka? Tai vėl mes galim grįžti prie pokalbių punktų ir nepaminėtų, kad, tarkim, yra per daug primityvus tas puslapis apsipirkimo arba yra labai apsunkintas, tu, pavyzdžiui, būtina registracija. Ten nenuimk ar uždėk kažkur varnelį ir tu būtinai turėsi užsiregistruoti, kad nupirktum, tada ten nebus apsipirkimo galimybės kaip svečiai, pavyzdžiui, kas labai pagreitina nupirkimo procesą ar ne, ir taip toliau. Ir tada gausis, kad žiūrėk, asmeniniai patirtyje. Kažkas parekomendavo mane, pasikreipė, sako, man čia per brangu, man siūlė už 300 eurų puslapį. Tvarkoju, tai viskas gerai. Po metų skambina, žinok, sako, man padarė tas žmogus, dabar jis jau nebeprogramuotas, jis dabar jau mediciną studijuoja, o tas nepardavė ne vienos prekės per visus metus. Tai tu paskaičiuoji, kiek tu praradai 1000 per metus ir kiek tau būtų kainavę tas pirminis variantas ar ne, teisingas sprendimas žmonių, kurie turi praktikos patirties ir neturi kaip ir blogų atsiliepimų. Bet žiūrėk, bet čia tada klausimas, ar tada srautas, ar efektyvumas? Tarkim, atėjo 10 ir iš jų įsigijo ten 3, ar ne? Ar man reikia tada padaryti tiesiog svetainę su galbūt ten minimum dalykų, ar ne? Ir tada daryti srautą, tirti svetainę ir vis kažkokius tai pridėti, vėl kažką naujo ir tada sekti statistiką ir taip plėsti. Nes nežinai, dažniausiai kaip pasidariau, pasileidau ir viskas. Ir po to, o po to jau ten labai skirtingi vėl. Čia galima būtų daug variantų iš patirties pasakot, kaip būna, bet kaip tada pradėti daryti, rinkti tą informaciją per laiką. Ar taip daroma, ar tiesiog visi taip pasidaro svetainę ir po to? Tai daroma įvairiais būdais, pavyzdžiui, netgi norint atsivežti produktą ar ne kažkokį, ar gaminti jį, nežinant, kaip veiks, pavyzdžiui, asmeniškai esam taip darę, irgi sukūrė landing page'ą, kolegos partneriai, kas su reklama dirbo, tiesiog leido reklamą į tą landingą, kuriame buvo galima užsipildyti tiesiog formą su vienu laukeliu ar ne, ar ten su 2 gal. Ir tai buvo nustatyta, kad, tarkim, 5% srauto domisi, reiškia, tą produktą reikia pradėti gaminti, toliau reklamuoti ir panašiai. Ir taip suprato. Tai tokie testavimai irgi yra daromi prieš dar viskam prasidedant, ar ne? Ja. Nes tu pakankamai pigiai nepradės gaminti, nesusipirkęs gal įrangos, ar ten gali išbandyti, ar apskritai čia įdomu. Tai
Taip, daug kas daro. Bet ar toks, žinai, keitimas arba tobulinimas nepakenkia bendram prekinio ženklo matomumui tam pačiam SEO, kad, tarkim, įsivaizduokim taip, kad mano yra UAB prekė LT ir aš pradžioj ją taip vienaip dėliojau, ar ne? Po to kažką pasidėjau arba keičiu tinklapį ir tam bendram reitingui mano matomumo, kur kad, kokie veiksmai galbūt pakenkia ar nepakenkia tam ir vis tiek yra rišamasi prie domeno. Tai domeno reitingas kaip ir jis ar ne gal ir lieka, bet jeigu kalbam apie rimtesnį SEO, tai faktas, kad jeigu tu ten keiteliosi kas mėnesį kardinaliai, tai ar kas dažniau ar ne, tai kaip ir bus pakenkta. Bet jeigu ant virš jeigu vis po plytą dėsi, ar ne? Tai yra praktiškai pastoviai taip ir vyksta, kad kažką tai tu dadidi, ar tai produktų, ar tai kategorijų, po to galų gale kokie nors Google pakeitimai, jeigu imkim tą paieškos sistemą, ar ne? Arba tas pats dirbtinis intelektas atsirado, kuriam dar reikia. Režimas Google, žinai, vėl kitaip. Taip, arba tas pats ten ChatGPT, Perplexity ir kiti, tarkim, prieš kiek čia 5 metus atrodo, ar ne, kaip ir nebuvo dar tokių iš viso, vadinkim, tai vis kažkas faktas, kad tobulėja, tu eini koja kojon su tom technologijom, vis tobulini, ar tos struktūrinius duomenis dadedi, ar tai naujų kategorijų dadedi, jeigu netgi ir tu kardinaliai keiti, tai tada reiks redirektus susitvarkyti. O tai dabartis naršyklės, dirbtinio intelekto platformos, tai gerai, OpenAI ta naršyklė. Kokia patirtis informacija apie tai? Turi galvoje, kai tu gali tą agentą pasileisti, kuris tavo naršyklėje tiesiog tavo naršykliais valdo. Pats OpenAI buvo pasileidę savo naršyklę. Supratau. Tai tengi buvo integruota į Chrome'imą ChatGPT. Tiesiog. Tu gali į Chrome, ar pagrindė turbūt Chrome naršyklę, įsirašyti extensioną, kuriame šone atsiras. Tarkim, ten atsidarysi ir rašysi šone. Tai realiai tas pats bus. Tai mano patirtis tokia, kad tiesiog pabandžiau ir ištryniau, tai tiesiog kaip kol buvo nauja. Nei padėjo, nei pakenkė, dabar bet toks. Nes tiesiog pereiti nuo savo įprastų daug metų susiformavusių įpročių nėra lengva. Tai reiškia, kad tai buvo man nepatogu ir panašų rezultatą ar tokį patį aš kitais būdais galėjau gauti. Tai dar vienas būdas pritraukti naujų smalsuolių naudotis OpenAI. Geras marketingas, užskaitau. Šitą paklausiu vėliau, bet vis nepaklausiu. Nekartą buvo paminėta ir patys mes galim save pastebėti, kad dabar vis dažniau tinklapius einam per telefoną. Tai kai pradėti tinklapį kurti, reikia iš karto pradėti nuo telefoninės versijos ir tada desktopo vis dėlto. Koks dabar yra pasiskirstimas, ar paraleliai vienas su kitu darai ir... Yra tokios dvi stovyklos. Viena yra mano kartos žmonės, kurie įpratę nuo desktopo kurti ir aš galiu paaiškinti, kodėl yra taip paprasčiau mūsų atveju ar ne. Nes tu turi visus elementus ir tu tiesiog galvoji, ką paslėpti, kur padėti, ar tada jau pritaikyti tik mobiliai versijai, bet kai tu turi tik mobilę, ten yra daug elementų, dažnu atveju nebus, tai po to tavo extendint, kaip čia išplėsti, atrodo sunkiau. Tai tas yra pasakymas, terminas mobile first, tai nereiškia pačio kūrimo proceso, tai reiškia optimizavimo proceso labiau, kam tu pritaikai, kad mobiliam įrenginiui yra pirmumas, naršymo prasme, patogumo ir visa kita, bet tai nereiškia, kad kur turi pradėti nuo to. Labai geras momentas, nes čia buvo diskusijų, žinai, ir, žinai, visi mėgsta, visi taupo ir turtuoliai taupo, žinai, bet mes dabar tiek marketingė turim pasirinkimų variantų, ar ne, kad, tu labiau negu kad anksčiau ir turi atkreipdėmėsi, kam tu skirsi biudžetą, ypač jeigu tu pradedi. Nes yra labai labai blogai, kai eini vabank, vos nežinai, atrodo, kad aš dabar dirbsiu tik per influencerius, man savo nereikia, man užtenka mano čia Facebooko ir Instagramo, o po to žiūrėsiu visą kitą. Mane purta, žinai, nuo tokių sprendimų. O tarkim, svetainė, tai vėlgi, tarkim, ten, aišku, man asmeniškai, jeigu svetainė ir, tarkim, sukūrė, ar ne, viskas atrodo gerai, ir iškart yra blog
post sekcija ir jinai yra praktiškai tuščia arba nepildoma, atrodo kitą kartą dar liūdniau, žinai. Taip. Tai geriau ją užslėpk, žinai. Taip. Nu, toks atrodo paprastas dalykas, nu, nelabai ten ką kainuoja, ko gero toks sprendimas užslėpti puslapį ar ne, ir to juosteliai meniu, žinai, nesimato. Nu, tai čia toks bendras dalykas, čia priklauso nuo, čia labiau netgi, sakyčiau, programuotojų pusės, ar ne, apsileidimas, nes čia jau galėtų patarti, žinai, sakytų, nu, toks jau maždaug, vis tiek yra tam tikra bazė patarimų, kur, nu, jau vis tiek jau turėtum tikėtis, kad gausi, nu, nebent tau daro studentas, žinai, ten giminaitis, ten studijuoja, ten giminaičio vaikas ten studijuoja, kaip pavyzdys, ar ten draugo, ir va čia jam reikia, žinai, kaip sako, nuo kažko pradėti. Tai, ten tai visai, kad bus faktas dalyko. Taip. Bet, aišku, patirtis yra vertingiausios, kurios mes patirime patys, žinai, nu, išmoksime patys, o kodom čia šitą tezę kartojama, kas matė praeitas laidas. Bet dabartis gerai. Dirbtinio intelekto vibe kodinimas vis tiek bus ant bangos ir aš vis tiek šiek tiek pagrįšiu vis kitais klausimais. Ir dabar dažnai reklamuojasi Klodas. Dabar Klodas kažkaip žvaigždė dėmesio, ar ne? Ar dabartis tavo patirtimi? Tai Google, OpenAI, Perplexity, Anthropikas. Kurios vis tiek esi bandęs visus. Taip. Ir vis pabandai. Taip. Tai ar Klodas šiuo metu pelnytai gauna tą top įvertinimus? Mano nuomonė taip. Tu irgi toj pasakai. Aš taip pačiu pasakai. Aš dar jo nebandžiau. Telefonę turiu, kelis tenai pažaidimus, bet tiesiog neturiu laiko. Tai nuo asmeniškai, tiesiog bendravimo ar ne, kažkokių klausimų elementarių uždavimų. Nuo LLM iki, tarkim, tų kodinimo sprendimų. Ta prasme, kažkada naudojau 3, nu tai šiaip gal dabar 2 naudoju, ar ne, tai Gemini, nu tą AI studiją, Nano Banano nuotraukom ar negeneruoti, ar redaguoti kažkiek tais, ir Claude Code ir visas kitas. Tai ir design, pavyzdžiui, tą patį irgi, ar ne, jeigu reikia seniau buvo galima Photoshopą naudoti, redaguoti nuotraukoms, tai dabar gali Nano Banano kažkiek naudoti. Aišku, vėlgi yra ribos, kad tu gal greičiau pasidarysi pats, negu ten promptinsi 2 valandas, kad tau pakoreguotų mažą vietelę. Dėl Nano Banano iškart galiu pasakyti, sterpti, kad su juo yra labai labai neblogai. Ta prasme, tikrai ten, nu, aišku, žinai, gal jau įgudęs įrašą, žinai, sudėlioti, taip aiškiau. Bet nuo pažaidimų nusifotkinti sporto salėje, žinai, priešais veidrodį ir įdėti, kaip alėdėčiau Photoshopą, pabandžiau tą, tai ir Hebrai dar parodžiau, sakau, tai va, tu pamatytum Instagramo mano nuotrauką tokią, galvotum, kad čia tikra, nu, sakau, jo, nu, sakau, šių laikų Photoshopas yra Nano Banana. Ir lygiai taip pat grindis renkantis. Nu, taip, esu bandęs ir asmeniškai tokie, ar baldus, ar grindis, taip. Bet kai reikia marketingui, kai mes dabar bandėm, reikėjo apšvietimą. Apšvietimą nufotkinti, žinai, bet buvo diena, o apšvietimas tai veikia naktį, ar ne, čia prie statybos srities, dirbom su klientu, žinai, ir nufotkinsiu ir supromptinsiu greitai, kol, žinai, perstatinėjom ten kitą vietą, aš telefonu galvoju, o čia, kaip gali būti, žinai, toks praktinis sprendimas, 1-2 darbo metu įsiterpiu ir ar man galėtų, nes atrodo, kad galėtų, tai žinok, ne, ir nepataikė, iš kurios pusės ėjo lemputė, iš kurios pusės apšvietimą. Ten, kur yra dangtelis, tai jam atrodė, kad tas dangtelis turi būti lemputė, o po dangtelių šviesa turėti ir nesuprato. Tai tikiu, kad yra spragų, ar ne? Nėra toks tobulumas, bet bent jau kasdienė mano tokiem darbam reikalingiam. Tai tikrai labai gelbsti. Tas pats dabar, jeigu Claude Design, jeigu reikdavo maketuoti kažkokį ten, imkim, banerį ar ne, ar kažką, tai tam tikro techninio sprendimo galima labai nesudėtingai prisigeneruoti krūvas panašių ir po to, aišku, automatizuoti, kad tik pakeitus turinį ten kurtų juos. Toliau
tas pats vibe kodinimas, ar ne, apie kurį palėtėm nemažai šiam pokalbį. Tai nuo kasdienių eksperimentų iki, tarkim, įmonės valdymo tobulinimo arba įmonė įrankių sukurtų, kurie palengvina darbą, ar ne, tai tiesiog nuostabu, kad tą galima pasidaryti pačiam. Ir dabar tokia pastebėjau nauja prokrastinėtinimo forma vystosi. Vibe kodinimas irgi. Nes tu vietoj to, kad kažką darytum, ką iš tikrųjų reikia, susėdi ir ten tiesiog gauni fainus rezultatus, džiaugies tuo ir įlindi gilin ir žiūrėk, tie darbai nepadaryti. Ir tu, o šiaip galvoja, kad tu dirbai darbą, ar ne? Nu, iš tikrųjų, tai jo. Nu, kaip ir tiesiog patenkinti smalsumą galbūt labiau, tam tikrais atvejais. Jo. Ne, iš mano patirties, vat kas man patinka iš vat LLM-o, sakykime, tai vat kai Gemini įsijungiu balsą, voice assistantą, balso asistentą, tai kai važiuoju, tai aš, tarkim, iš taško A į tašką B, sprendžiu kokį nors, padiskutuoju, žinai, orę klausimą. Tas smagu. Ir būna, kad jau reikia susitikimų, bet esi mašinai. Nu, bet va, čia buvo tam tikrų išvadų ir tam tikrų minčių dar papildomas yra. Dabar aš turiu būtinai įsirašyti užrašinę, kad vėliau nepamiršiu. Tai tas duoda įtakos, kaip pagalvoja, ar ne? Ir pakankamai taip, wow, ir pakeičia tavo, žinai, pirminį mąstymą, žinai, kažkojo tai sprendimų, pakeičia tą sprendimų tėkmę kitą kartą. Tai va, žinai, tai tas yra gan pavojinga, žinai. Kažkiek ir aš taip darydavau. Bet į gerąją pusę pavojinga. To prasme to, kad mes net neįsivaizduojam, kas mūsų laukia, ar ne? Ir tie pavyzdžiai, nors taip, tas AI slopas vadinamas, nu, jis žiauriai nervuoja. Aš vis dėlto esu gamtos žmogus ir mano požiūriu, tai video generavimą reikėtų iš viso uždrausti, nes jis bereikalo sudegina daug. Dėl nuotraukų, dar, žinai, kaip sakant, vizualinių pavyzdžių, maketų, bet video generavimas, jis yra visiškai niekur. Nu, dabar toks ir manipuliacijų su juo yra per daug, ir jis tikrai natūralumo ten nėra. Pas mane yra labai daug praktikos su video, ir kad yra kiek gerai tas video padarytas. Tai dar animacijai, kaip sakant, dar, ar ne, nes animacijai niekada neišvaidins tiek mikrojudesių veido, nepasakys, nes nors ir animacija, žinai, irgi nutraukčiau, nes tas video generavimas tiek, kiek resursų yra nukreipiama į video generavimą, tai yra tiesiog taškimas. Bet kompanijom dabar reikia uždirbti pinigų, žinai. Dabar hype renkasi iš visų pusių. Kodo kūrimas, ar ne, ar ten analitikai yra super. Man tas labai patinka. Ir aš manau, kad tikrai neišvengia nei, kaip sakant, nei tavo įmonę pas save integruoti kodinimą, žinai, su dirbtiniu intelektu. Ir vis tiek yra verslų, kurie savarankiškai turi galimybę kažką tai patvarkyti, bet aš vibe kodinti irgi dabar praktikuoju tą vibe kodinimą ir aš žinau, ko gero, vis tiek, kadangi turiu daug patirties, kaip ir tu sakai, pirmą pasibandau paremontuoti pats, po to einu, žinai, kaip sakant, užsakinėjau. Tai, ko gero, užsakyčiau pas tave sesijos, žinai, kaip sakant, to galbūt kaip mentorystės. Ir čia, iš tikrųjų, ir klausimas susijęs. Jeigu yra daug kas pradeda patys, atrodo, vibe kodinti, ar ne, bet yra tam tikrų elementų, kur jūs kaip vis tiek kaip programuotojai žinot tam tikrus dalykus. Ar nebus taip, kad jūsų įmonės taps mentoriais? Tokie svaršiau variantai iš tikrųjų, nes patirtis sukaupta vis tiek. Tu gali ten to dirbtinio intelekto prašyti, kiek nori, tau duos kažkokius bendrinius dalykus, o ne kažkas savogi yra tam tikri ten, tarkim, geriausi, pelningiausi verslininkai pasaulio sukurti kaip skillsai, tu turi 5 juos viename ir ten tu konsultuosi jau su jais ale. Tai viena, bet aš galvoju, kad irgi šita kryptis visai galima, nes ypač jeigu tu nesisukaupė žinių ten 20 metų ir ties to baigiai, nes tai jau nebeaktualu realiai. Kažkiek aktualu, bet žinai, istorija gaunas. Tai kaip ir tokia visai gal ir mano apsvarstymais nebloga niša, vieta, kryptis, nes pats asmeniškai tai nekartą esu ir kaip lektorius ar nevedęs tam tikrus pranešimus ir tas labai fainai dalintis patirtim žmonėm, kurie turi mažiau žinių ar ne, ir tik pradeda ir atrodo tokie menki, mano požiūrio,
tokie basic dalykai, kitam yra, nežinomi ir jam labai daug padeda ten ar startuot verslą, ar tą patį puslapį susikurti, ar kažkokius kitus. Jį įsikelti galų galia, kaip tu minėjai, savo domeną, nes susivapkodinau, turiu HTML kodą, o kas po to? Kaip man jį publikuoti? O tiesiog paprasti, 3-5 žingsniai, kurios turi atlikti kiekvienas, kad vis dėlto išgautų, ar ne? Tai vis tiek konsultacijos reikia, kad ir kažkuo... Bet taip pat konsultuos to dirbtinio intelekto. Bet tu tai žinai, o tai tada su kuriuo? Ar man reikia, pasistatyti vieną, kodavimui, o kitą, tarkim, nukreipti kamerytę ir sakyk, ar aš čia gerai darau, ar ne? Kaip pavyzdys. Aš esu bandęs, su to ir live video, rodau ir sakau, kaip man susiremontuoti čia teliką. Bandžiau ten, nulaužti kodą, ten teliko, ten visų, prisigalvojau savo užduočių. Tai kas juokingiausia buvo, tai aišku, kaip ko nesupranta dirbtinis intelektas, jis tai masto ten milisekundžių dalimis, o man tai dar reikia suspausdinėti. Tai tik tai jis man duoda komandą ir jis man jau klausė, tai jau baigiai, ar jau padarėjai, o žiūriu, kol man telikas persikraus, kol ten tą. Sakau, palauk, aha, gerai. Tai ir jau, čia, kaip iš to Šreko filmuko, Asiliukas, are we here yet? Ar mes jau atvažiavam? Tai jis taip pradėjo mane erzinti, tu čia, Tai žiūrėk, tokią patirtį turi, tu gali ateičiai nusistatyti, kad jis taip, nurodyt, kad nedarytų, ir nedarys. Jo, bet tai kam tada mokintis, aš paimu teleką, nuvežu pas meistrą ir viskas, neatrodo. Taip. Grįžtam prie to, tai... Bet jeigu aš kuriu verslą, ar ne, ir sugalvojau, aš čia sukursiu tokią svetainę, bet aš galbūt esu verslininkas ne vieno produkto, ar ne, aš dar esu galbūt ir asmeninį prekių ženklą, yra verslininkai dabar kuriasi savo svetainės kaip verslininko ar ne portfolio, tada yra verslo 1, verslo 2, verslo 3, tai ką jis dabar kaip verslininkas sėdės ir webkodins visus, ar ne, jam vis tiek reikės asistavimo, taip, jis galbūt pirminį idėją, ten, ko nors užvalgęs, užgėrė, ir šiaip pameditavęs, supranti, sugalvo, man čia greitai 1, 2, nes verslo sėkmė ir yra, čia ir dabar, sugalvojau, iškart vykdau. Bet be komandos, ar ne, be tam tikros ekspertizės, aš tai darysiu vien su klaidom, bet aš galiu užduoti toną, bet jau vykdymą, ar ne, tai jau turiu patikėti komandai. Tai čia aš kaip matau, čia, kaip sakant, mano mintis yra tokia, kad aš tada ieškau su mentoriu arba konsultantu, arba turiu komandą. Vienas iš tų variantų. Tai variantas neblogas, sakyčiau, jeigu ypač svarbus žmogiškas ryšys, ar ne? Taip. Vėlgi, verslas greitis ten, tai galėtų, vėlgi, labai priklauso, kiek tu pasiruoši, kiek tu į tai laiko įdėsi, ar ne, gali galbūt apsimokinti ten su geriausiam praktikom, krūvą tų agentų, juos sujungti vieną, jie tau ten dirbs kaip visa komanda ir tau nereiks su niekom kalbėti, ar ne, tik tai su jai pasikalbėsi, sukurkom 5 puslapius, darys ta. O po to, aišku, pažiūrėsi, kas bus. Ne, bet kokiu atveju, tai, ką sakai, atrodo pakankamai logiška. Klausimai, kurių tu iš tikrųjų nori sulaukti iš atėjusių tau, pas tave besikreipiančių šio potencialaus kliento. Tai klausimas būtų, ar klausimai, kad jie turėtų jau kaip ir tą tikslą, ar ne, išsikeltą savo, tai tiesiog... nuo ko man pradėti, ar ne, kad puslapis dirbtų, tai čia galvo tiesiog kažkas tokio būtų. Nes galima palyginti, aš kaip mėgstu, kai tam tikrus pranešimus vesdavau, pradėdavau nuo tokio juokelio formos yra bananas ir ananasas. Tai bananas turi gerą patirtį, tai lengva atlupta, neintuityvu pakankamai. O ananasą turėti specialius įrankius, jis dūrė ir panašiai. Tai puslapios yra tas pats. Vienas aiškus tikslas ir rezultato pasiekimas, kitur sunkiau. Supratau, bananas ar ananasas? Turime tokią tradiciją. Marketingo legendos orakulas. Tai kaip manai, kas per artimiausią, taip 2 metų laikotarpyje bus tendencija rinkodarai?
Čia man paimti. Gali kaip nori, aš žinau, koks tavo yra burtas, žinai, gal ten nors įkrausi ir pamatysi čia, nežinau. Tai aš jau taip nujaučiu, žinai, ir nepalietęs. Tai vienas iš variantų ar galimų ateičių matau, kad, ką jau šiek tiek ir aptariam, tai stipriai kris maržos pigių sprendimų, pigių greitų. Ir išliks savo sritis profesionalai. Tai čia iš puslapių kūrimo, ar ne? Ar ten sprendimo, ar automatizavimo, ar kažkokių kitų dalykų. Tai pagrindinė šita būtų. Mano tokia įžvalga ateities. Supratau. Nes, žinai... Nes jeigu dar plačiau man, tai aš jau negalėčiau atsakyti. 2 metai dar, ne? Nes šiaip 5 metų negali nuplanuoti, nes kaip keičiasi viskas greitai, ar ne? Bet po 5, pavyzdžiui, ar dar kažkiek, tai iš vis neįsivaizduoju, ką aš pats darysiu. Galva, būsiu konsultantas, mentorius. Jo, nebent, bet kaip tu sakai, žinai, gal tą konsultantą, mentorių pakeis robotas ar nepakeis, ne, nes iš kitos pusės, žinai, man tai mano mintim, žinai, ką paminėjai, žinai, tu, tipo, gali ir pasiklaus, bet gali to paties dirbtinio intelekto vėl pasiklaus, kaip persikelti, žinai, į tą patį domeną, bet kai prasidės tikri fiziniai robotai vaikščios, arba vairuos automobilius ir panašiai, žinai, kiek tada dar atsiras tokių, žinai, dalykų, kur mes dabar galbūt nepagalvom, kad atsiras. Okay. Man labai patiko Nvidios vieno iš vadovų, žinai, pasakymas, kur robotika daugiausiai bus naudojama masiniai prekyboje, tai va būtent namų tvarkymo, buitį, žinai, ten indus, žinai, iš indaplovės išimt sudėti, žinai, ten kojines surinkti nuo grindų, žinai, išvalyti ir panašiai. Tai, va čia bus daugiausiai tos robotikos ir aš taip galvoju, žinai, kas tada, žinai, kaip tai pajudins, vis tiek atsiras daugiau distributorių, ne, aptarnavimas, ten krovimo stotelės, visokiausios, kiek tos žiedinės ekonomikos užsuks, atrodo, vienas produktas, kuris taps žmonių gyvenimo dalimi. Ir, žinai, 5 metai į priekį, ar ne? Ir tada, žiūrint vis tiek, žinai, tą svetainės, ar ne, tos, aš kaip sakau, žinai, jeigu jau taip žiūrim, tai galbūt bus koks nors agentas, kuris kurs savaime prisitaikančią svetainę pagal vartotojo patirtį. Bet šiaip, matai, ir dabar yra dalykų, kad tiek dirbtinio, tiek anksčiau be dirbtinio buvo galima apskritai atvesti srautą, jam siūlyti produktus pagal jau turimus duomenis, kas jam patinka, ir ten dabar neatsiminsiu, kaip tiksliai vadinasi tas prekinis ženklas, toks rutuliukas su U, sportinių batų, Cloud ar kažkaip ten, iš tikrųjų, to negaliu pasakyti, bet jie jau naudoja ir yra, kaip čia, case studies ar ne, kokius pasiekia rezultatus. Būtent su tuo tokiu personalizavimu. Tai tada, ką sakai, turėtų maksimaliai personalizuoti pagal viską. Tau produktus, reklamą. Galbūt, žinai, persikels reklama tada iš ekranų į fizinę erdvę, kur... Tai akiniai to atsiras. Tai va, akiniai, eisi, tau žiūrėk, jau, žinai, rodys kažką tais. Jo. Tai va, tai... Nes tokiu atveju ir ta pati, žinai, jeigu mes dabar pritaikom telefonams, ar ne, ir daugiau dėmesio, tai kai dabar, išsileis tie Ray-Bano ir Oakley, man atrodo, kompanijos dabar, su Meta ir su Google partnerystė, žinai, leidžia, tai ir jeigu aš sugalvoju paskrolinti, tiek, ar nebūtinai ir banerį pamatyti, bet ir tą pačią tinklapį įeiti. Nes tai bus akiai pritaikytas. Žiūrėk, 3 pritaikymas laukia, ar ne? Jau 4, nes yra planšetės tada, atsiprašau. Bet planšetė dažnai nelabai populiari. Jo, jinai mažiausiai, jinai dar kažkur gyvuoja, dar gyvena, bet procentaliai jo mažiausiai, bet tada, žinai, atsiras dar ikonėlė akiniams. Taip. Tai, jo, tai ateitis mūsų laukia įdomi, ne, viskam reikia ruoštis. Ką dar norėtum pasakyti, ko dar nepasidalinai? Tai norėčiau pasidalinti iš tikrųjų klientų rezultatais. Pavyzdžiui, vienas originalių automobilių prekių pardavėjas ar ne
turintis 500 000 apsilankymų į puslapį, parduoda tik už 1% tik perka. Okay. Tai viena reklamos agentūra atsiuntė pas mus, kad padarytumėm auditą ir išsiaiškintumėm, kodėl. Tai paaiškėjo, kad daug kas naudoja tą puslapį kaip katalogą, susirinkti detalės ir toliau ieško alternatyvių. Neoriginalių, ar ne, nes pigiau nusipirkti. Tai va tokį auditą atlikus, paaiškėjo, kad galima tam pačiam verslui sukurti savo naują shopą, elektroninę parduotuvę, kuris prekiautų neoriginaliom detalėm. Tai dabar jau jie susirenka didžiąją dalį tų vartotojų ir lankytojų, kurie pabėgdavo. Ir atrodo toks, tiesiog vartotojo tos patirties ir konversijų auditas sugeneruoja didžiulę grąžą. Arba galiu gal top 3 ar ne pastalinti. Jo, daugiau pavyzdžių. Jo, tai kitas atvejis, vienas klientas, su kuriuo galiu 14 metų dirbom, tai Vokietijos veidrodžių gamintojas. O Vokietijoje ir šiai dienai yra labai daug baisiai atrodančių puslapių ir nepatogių. Ne tik, kad mes visą laiką čia kalbėjom, kad gražu nereiškia, kad parduoda ar ne, nes tik gražu savaime negeneruoja gražos. Tai po tam tikrų dizaino ar netų korekcijų, daug testavimo, nes ten Vokietija, Liuksemburgas, Austrija, Belgija ir tam tikri ten Italijos kraštai, visos, kur kalba vokiškai, yra visi klientai, ar ne? Tai reikėjo ištestuoti ir kiekvienoje šalyje vis kitaip elgėsi. Tai reikėjo subendrinti ir paleisti tada tą vieną tokį bendrą, ar ne? Tai esmė, kad tam vokiškam Vokietijoje įrenginys planšetė buvo numeris 1. Tai neteko gyvenime tokių dalykų matyti. O auditorija vyresnė ir akivaizdu, kad jiems patogiau žiūrėti per didesnį ekraną, matyti kompas nepatogu, telefonas per mažas ir jie perkasi tos veidrodžius baldus per tokį įrenginį. Tai irgi buvo pakankamas iššūkis davesti iki, kad visiems būtų patogu ir rezultatas, pagerėtų. Tai pavyko padidinti 30% pardavimus. Aišku, tai nebuvo per dieną, ar ne? Tai realiai po tų visų ilgų testavimų, tai per mėnesį atėjo rezultatas. Tai bendri metai, irgi. O testavimus kiek užtruko? Tarkim, 0,5 metų. Bet rezultatą jau pamatėt po mėnesio. Jo. O tas pats skaičius padidėjimas, bendras per metus lygiai tas pats buvo. Tai jų atveju nuo 7 milijonų iki 9 padidėjo apyvarta, kas atitinka tą patį 30% pardavimų skaičiuose. Tai šitie dalykai labai faini, kad galima, atrodo, tokį iš pažiūros, turiu tą elektroninę parduotuvę, turiu, ką ten dar padaryti galima, ar ne, galbūt. O galima labai daug įtakoti rezultato, nustačius probleminės vietas ir jas išsprendus. Įdomiai. Tai lygiai dar paskutinis iš tų top 3 paslaugų puslapis, ar ne, brokeris nekilnojamo turto, kuris pirkosi SEO straipsnius, reklamas, siuntė srautą į savo puslapį, bet gaudavo nuo 1 iki 2 užklausų per mėnesį. Ir dar troleibuso nuotrauko, ant troleibuso faktas. Supratau, okei. Taip, ir ne tik troleibuso, dar ir tose standuose. Ir ką, tai tada pasikalbėjom, aišku, audito tuo atveju nedarėm, nes tiesiog ir tai buvo aišku, kokios problemos, patobulinus 10 ir daugiau nuo paleidimo naujos versijos. Nes tiesiog buvo labai sunku rasti kontaktus. Supranti, tu visur reklamuojas, bet taip paskambint atėjus į puslapį, ar iš vis suprast, ką ten tiksliai darai. Kaip jis įskamba iš tikrųjų. Taip, bet tai buvo. Žiūrėkit, aš čia. Aš negaliu pasakyti, gal ant tų stendų ir buvo numeris, ar ne, bet bent jau skaitmeniniu būdu internetu atsiųstas rautas, jis nesuprasdavo, ką daryti. Ir nepildavo užklausų formos, neskambindavo ir panašiai. Tai atrodo irgi toks paprastas, kaip čia, pokytis tai gal ir nepaprastas, nes ten kardinaliai dizainas keitės, atsirado pačioj juostelė su numeriu, su mygtuku siųsti užklausą, tada kiekvienoje sekcijoje buvo aiškiai išdėliota, buvo išskirstyta, kad jis ir pardavimai, ir pirkimai, ar ne, pardavimo, man rodos, buvo gal numeris 1 tikslas. Tai va, tokie pokyčiai į gerą. Supratau, kaip įdomu, tiesiog, dažniau aktyviau viešintis ir jau ne pirmoje vietoje buvo paminėjęs, kad rodykit kontaktus. Taip. Ačiū tau šiandien pokalbį, pakalbėjom. Einiaus kontaktus palieku video aprašymo apačioje, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą
Ir klauskite, visą laiką klauskite komentaruose, palikite savo žinutes. Taip pat turime ir bendruomenių sekciją, kurioje irgi mes renkame bendruomenę. Lygiai taip pat. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančio.